čia įvyko? Ką aš praleidau? Ema? Tėja? Aš galvojau, kad tu mirėjai. Na, jūs dabar galvojate, kas čia ką tik įvyko? Todėl aš jums papasakosiu, nuo ko viskas prasidėjo. Na, laukiu šiandien mokyklos. Labai. Tu nepatikėsi iš tikrųjų, kas Kas buvo? Tėja, kas čia? Ema? Man nepatinka šitas garsas. Man įsikrovė telefonas. Kur mes randamės? O mes negalėjom tiesiog namo grįžti. Tu nepagalvojai bėgti į namų pusę. Mes dabar nieko nebepadarysime. Atsimeni, mes pasižymėjome ant tokio panašaus medžio iksiuką, kad jeigu pasiklystume, jo nėra, mes vidury miško. Ema, nėra kito varianto, tiesiog žiūrim ir bėgam. Tu girdi tas Manai, kad geriau tiesiog nusižudyt. Tu girdi tas sirenas, mes nieko nebepadarysim. Čia. Bėgam. Zombio apokalipsė prasidėjo, Jėzus Marija, bet į filmą pateko. Kur tu eini? Namai, žiūrėk, vaik. Čia tie vyro namai, mes tikrai neįsim. Ema, Tu supranti, kad jisai yra nužudęs kokius 10 vaikų. aš ir sakau, kad mes ten neįsim. Bus bėda iš to. Dabar kokį pasirinkimą mes turim? Aš geriau 10 valandų ieškosiu kelių iki namų, negu eisiu pas tą debilą. 10 valandų. Bet tu net neišgyvensi 10 valandų, per 10 valandų mumis suvalgys ir mes mirsim ir mes išvysim nežinau kur. Ema, Aš nežinau apie tave. Ema, palauk, nepanikuok, mes dar nežinome, ar čia yra zombio apokalipsis. Gal čia tiesiog sirenos, kurias tikrina, jeigu bus karas. Nėra nei vieno žmogaus, čia dažniausiai būna žmonių. Aš nemačiau nei vienos gyvos dvasios. Tu supranti, kažkas čia vyksta, čia tikrai nėra kažkokios bandomosios sirenos. Tėja, viskas gerai. Tėja. O, jis juokauja. Kur mes esam? Kas čia vyksta? Mes atėjome Kas aš tokia? Kas tu tokia? Tėja, viskas bus gerai, mes išgyvensime. Aš pažadu. Bet dabar man išlinksi. Tačiau kaip? Man skauda koja. Kas buvo su manim? Aš nežinau, man atrodo, kad jau buvo širdies smūgis, bet nuo širdies smūgio žmonės miršta. Tai nežinau, o gal kažkas ypatinga, kad aš taip išgyvenau. Bet ne, čia nėra situacija tokia, kad juoktis. Privati valda. Ten tikriausiai bus daugiausia zombių, kiek mes gyvenime esame matę. Kas čia per garsai? Jie pabėgo. Tai mes turime išsilaisvinti iš čia kažkaip. Mano koja. Man gyvenime nėra taip skaudžiai skaudėjus. Au. Gerai, nusiraminam. Mes neturim maisto. Vanduo. Kaip gera. Reikia grįžti. Au. Bet mums reikia Aš padedu koją, žiūrėk. Aš padedu koją. Bet
Tėja, mums reikia grįžti namo ir mes... Turime pasimti visą likusį maistą ir bėgti iš šitos šalies. Kur atokiau? Žiūrėk, tau skauda koja, aš eisiu susirast maisto. Gerai? Lietus, tau reikia pailsėti. O jeigu mane užpuls, aš nieko vieno nepadarysiu. Tavęs neužpuls, čia saugi vieta, aš tau prisiekiu. Tėja, aš lauksiu tavęs už 2 valandų. Prašau, grįžk. Jeigu tu negrįši, tu buvai pats geriausias žmogus, kas buvo nutikęs man gyvenime. Aš taip siaubingai noriu valgyti, tikiuosi negrįš. Kas čia vyksta? O ne, jeigu čia jinai, aš turiu bėgti. Ką man daryti? Jeigu aš liksiu viena čia, aš niekaip neišgyvensiu. Ir ta debiliška koja man taip skauda. Ema! 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 Aš tikiuosi, čia ne jinai rėkia, nes jeigu čia buvo jinai... O Dieve. Ema! Jokio atsakymo, jokio garselio, nieko. Aš viena likau šitam beprotiškam miestelį. Dabar jūs jau žinote, kas įvyko. Na, o dabar grįžkime į mūsų dabartinį laikotarpį. Aš negaliu patikėti, kad čia tu. Auksiukai, aš galvojau, kad tu miręs. Na, kaip jūs supratote, aš likau pati viena šitoje šalyje. Gal tai ir nėra pats blogiausias dalykas, kas gali atsitikti gyvenime? Iš tikrųjų yra.